Labą dieną! Sveikinasi su jumis Vygintas Varnas. Mes pochuistai, kaip sakant, su Marte, karočią. Pochuistai dviese, blėt. Tai va, karočią, shoutoutas Flow Blade Records už paminėjimą, žinai, kad įkišat mane į savo leiblą, žinai, kaip didį dainininką, žinai. Nu, huinia irgi daina, žinai, supranti. Tai va, ką mes šiandien veiksim, ne? Kai sėdėsim namie ir hakinsim matricą, kągi čia daugiau nuveikus, ne? Labai nėra ką veikti, ne? Tai Martė shoutoutas, ar Markė, ble, dabar jau pamiršau, nach. Tai va tokis aprikolas, ne? Tai dar webkamo neatvežė, žinai. Kai atvešiu webkamas, bus vlogas su vaizdu, žinai. Matysite, kaip aš bazarinu į šitą mikrofoną. Va tokis va prikolas, ne? Tai ką, pochuistas daina visiems patiko. Tai galvojau, šiandien dar vieną įrašysiu ir įrašiau dainą. Jie vadinasi Japonai irgi čiurkos. Nu, paprasta dainuška, minutę užtrunka ar kiek ten, nesvarbu. Tai va tokis va prikolas, žinai. Tai ką mes čia? Oi, ką čia jumi papasakot apie matricą, reikia kažką, žinai. Matrica, jinai veikia savaime, žinai. Jeigu matrica savaime neveiktų, tai tu šiandien ryte neatsikeltum, karočią. Va tokis va prikolas, ne? Paušint burną biški reikia truputį. Ba susikaupę bazarų per visą tą dienos laiką, žinai. Tai ką mes čia? Ką mes čia? Oi, gyvenimėlis, ne? Žitucha privertė taip kukliai gyventi, ne? Norėtųsi jachtų, bobų ir ten visą kitą, a turim tik tai kompiuterį, blėt, su internetu. Tai ką veikti, kai turi kompiuterį su internetu? Į YouTube'ą šūdą kraut, blėt. Va toks vat ir prikolas, žinai. Toks vat ir prikolas, žinai. Ale šūdą neprikrausi į YouTube, tai bus blogai. Va tokies vat ir prikolas, pacanai. Mėgojau šiandien hujovai, blėt. Kažkaip tai Bibi žino, atsikėliau 2, po to, blėt, nuėjau, atsikėliau 4, po to nuėjau, blėt, atsikėliau 6, 7, o dabar, blėt, vėl atsikėliau, blėt, 9, nach. Šiandien yra vasario 18, ketvirtadienis. Dar 2 dienos ir žmonės eis atostogauti 2 dienas, ne? Hehehe, va tokies at prikolas. Tai ką čia jums gero papasakot, nach? Mušamės į šlovės kelius, žinai. Į didingą žinomumą, žinai, kaip sakant. Ieškom pripažinimo, kad galima būtų knygas rašyti ir podcastus kurti ir video kurti ir gaut babkės, blėt. Nes dabar tai babkių niekas nemoka, tai biškiai, žinai, striomna gyvent, blėt. Kebabam neužtenka, žinai, supranta. Noris ir kebabų, noris ir visko, žinai, ir picų. Kiek čia už 220 eurų picų išeina? Nedaug, pacanai, nedaug. A ne? O va, jeigu būtų koks 2000, tada vygis, kai dievas gyventų atsiputęs, atsijuosęs, žinai. Bet iki pinigų reikia biški pakrucėts pajudėt, žinai. Pajudėt. Tai va tokis vat ir prikolas, žinai, kai pinigų niekas nemoka ir pardavėjų pirkėjų neturi, blėt. Tai kažkaip tai striomna gyvent, žinai, striomna. Nu, bet turim mikrofoną, užtat galim varyti šitą džiazuchą į sistemą, žinai, ir pasakot žmonėm prikolus apie geresnį gerą gyvenimą. Kad va, tu pažiūri už lango ar per internetą, žiūri kaip žmonės gerai gyvena, a pats viduje zadrotas, atsipūtęs, tai kiaušinis maigai savo prie kompiuterį, parnuchą žiūri, žinai. Parnuchas laikai, kai visas geras dalykas tik per ekraną, žinai. Nu ir kam tas ekranas, žinai.
Ekranas, Šiaulių ekranas, kaip sakant. Krepšinio komanda, ble. Šiaulių ekranas. Šiaulių televizorius, ble. Tai va. Tai kokios naujienos, ne? Naujienų šiandien nėra. Ir va tokia va chuйня, žinai. Sako, reikia būti autentišku, žinai, internete. Kad visi žinotų, kad tu tikrą save transliuoji. Kad visi žinotų. Eik, jeigu tikrą save transliuotum, tai niekas ir nežiūrėtų, va, kaip mane, žinai. Reikia ten dramos, reikia ten visko, žinai, visų tų gerų dalykų, žinai. Kad žmonės žinotų, kas čia šeimininkas šitos matricos. Va tokis tau ir prikolas. Tai matricos šeimininkas bus Vygintas Varnas, ble. Vygintas Varnas. Matricos šeimininkas. Ble, būsiu visų achujenų šitų dalykų krikštatėvis. Krikštadėvis. Atsiprašau, norėjau taip pasakyti. Krikštadėvis. Da. Tai va, žinai. Tai supam haltūrą šitą internetinę, blėt. Kada čia mes praturtėsim, kada čia mes pabyvidėsim, kada mes į save pro internetą pažiūrėsim. Nu čia vapšė surimavau kaip pirmos eilės poetas, žinai, pirmos klasės, blėt. Tai va, žinai, kažkaip kai vaizdo nematau savęs, tai net nežinau, ką čia bazarin, žinai, kažkaip tai dar striomna, sakykime, žinai. Striomnoka. Tai va, žinai, va toks ir prikolas. Ką čia pasakysi, žinai, Atviras mikrofonas yra, o šnekėt nėra ką. Bet reikia kažką pašnekėt, žinai, tai šūdas stumiam, blėt, kaip sakant, šūdas stumiam į sistemą, žinai. Kad žmonės susibalamutintų ir visi sakytų, eik tu, ką tas Vygintas Varnas čia šneka, kas jam yra, kas su galva negerai, ar ten iš vis degradavęs, iš vis nesveikas, kažkoks tai atsilupęs, ble, sistemos narys, ble. Va toks ir prikolas, žinai. Tai va, sukūriau jum dainą, va dabar paleisiu paklausyti, žinai. Tuo mes šitą agregačiuką paleisim. Opa, kokia daina. Va, jums patiko daina, tai dabar nauja daina, vadinasi Japonai irgi čiurkos. Karoče, aš čiuvakas achujenas. Mažas pas mane členas. Ir Japonė užsimerkus žiūri į mane. Ir aš sakau, nu ko tu užsimerkus? O jinai man sako, aš Japonė, ne Stalonė. Ir karoče, biški prisimerkus, nes Japonijai saulė šviečia. O aš sakau, Japonai irgi čiurkos, gaila Lietuvoje Japonų nėra, kaip ir didelio členo pas mane nėra. Nu, tokia va daina. Nu, kaip jums daina, patiko? Nebloga turėtų būti. Nu, šūdo dainos, kaip sakant, šūdo dainos. Mes nieko geriau sudainuoti negalim, kaip ir dauguma žmonių pasaulio. Tai šūdą katalinam, kaip sakant. Šūdą katalinam, žinai. Tokia va sistema nedosni talentų nedavė, nieko nedavė, žinai. Visiškai čia be talentų, be hard worko. Nieko tu čia nepasieksi.
Ką tu čia pasieksi, savo birką nebent pasieksi, žinai. A jeigu rankų neturi, tai ir birkos nepasieksi, kaip Nick Vujicic, blė. Rankos neturi, birką jis bando pasiekti. Ai, bet vaikų turi, pinigų turi, viską turi. A taip tai net rankos nusivalyti nemoka. Nedėkingas tas gyvenimas. A kaip jis nusivalys ranką, jeigu jis rankos neturi? Birkos nusivalyti negali pas močių, nes turi ten su servetėlę prasilakti. Eiktų. O tokiais prikolas. Tai eisime mes į gyrę valgyti čeburekų. Čeburekai skanus. Ką aš apižiū, blėt? Jo podcast'o pabaiga. Priešnekėta kažkokia tai chuйня. Kaip sakant, ačiū, kad leidžiate chuйнės papizdėlinti šitą atvirą mikrofoną, nes iš tikrųjų tai nežinau, ką čia pizdėlinti, blėt, šitą mikrofoną, blėt. Kiti tai žino, a Vigis ne. Va toks ir menas, žinai, subtilus menas, kaip sakant, subtilus menas pasakyti kažkokį tai šūdą į mikrofoną ir tikėtis, kad žmonėms patiks. Nu čia tai vapšė aukščiausio lygio naivumas, sakyčiau, žinai. Va tokis ir prikolas. Tai va, mūsų laida jau juda į pabaigą ir ačiū, kad klausėt mano šitą jubano laidą ir susitiksime jubanam vakare, 6 valandą kažkur. Va tokiais prikolas, žinai. Tai ačiū, kad klausėte, ačiū, kad buvo šitą 12 minučių su mumis. 12, dar ne 12, bet to bus 12. Reikia biški patemti į eterį, kad sakytų, o blėt, atitinka formatas 12 minučių, viskas čia čiki-pukė. Reikalai visi geri. Tai va tokiais prikolas. Tai va, davai, kad buvote su mumis 12 minučių. Davai.